va kaip būna. Einam apsidairysim. Nors mano duomenų bazėje šis yra įtrauktas kaip spėjamas piliakalnis. Bet jeigu kelio nuoroda yra, kad čia piliakalnis, labai gerai. Patvirtinsim ir šitą savo duonbazėj. Iškuriatas, tiksliau turbūt vienas iš mano lankytų, kur yra koplyčia ant piliakalnio. Yra kapinių, ne vienas ant piliakalnio. Yra net kokių virš 20 turbūt kapinaičių vadinamo, kur turėjo būti piliakalnis. Na, bet buvo koplytėlė kažkuriam tai krašte Žemaitijoj. Na štai, 1744 pastatytas šitas kryžius, 1994, 250 metų. Nu, okei. Tikrai panašu į piliakalnį. Gerai. Būk aplankytas. 1934 metais vietos šauliai kalną pavadino Šauliakalniu. XIX amžiaus pirmoje pusėje šiomis vietomis keliavęs Aleksandras Polujanskis rašė, kad šalia miestelio yra kalnas, piliakalniu vadinamas, ant kurio stovi nedidelė mūro koplytėlė, o į šį ramų gamtos prieglobstį ateina nusiraminimo ieškoti gyvenimo vargų ir prispausti žmonės. Pasakojama, kad pagonybės laikais čia buvo aukojamos įvairios aukos dievams. Ant piliakalnio ir dabar tebestovi kažin kieno ir kam statyta koplytėlė. Senesni gyventojai prisimena savo tėvų pasakojimus, kad kalne Napoleono armija buvo paslėpusi lobį ir XIX amžiaus viduryje Bendrių dvaro skerdžius Žvaliauskas 10 dienų kiekvieną rytą rasdavo po vieną sidabrinę monetą. Apie Olakalnį 1931 metais rašė Petras Biržys, Popų dėdė. Tarp Miroslavo ir Bendrių dvaro yra piliakalnis Olakalniu vadinamas, buvęs tame dvare labai žiaurus.